Va, ir čia dar yra gerai. Man rodos, kad yra. Jeigu reikia, tai dar galim taip dar plačiau, žinai, padaryti. Jo, jeigu žmonės nori. Jeigu čia galim padaryti. Dar va, irgi čia. Elenytė, ateik, brandžioji, va, ateik. Prie stalo. Nu. Va, tai kaip tik, mes labai viskas telpa. Jeigu mūsų širdis lenkiasi palieka, esame palaimyti. Kai kartu mes esame, kai dvasia mus jungia, kai kartu mes esame, šyla jam garbė. Jeigu mūsų širdis lenkiasi palieka, esame palaiminti. Jeigu mūsų širdis lenkiasi palieka, esame palaiminti. Ačiū tau, Kristau, kad tu mus vedi, ačiū mergelė Marija, kad mūsų būrė, ačiū visi, kurie dabar yra prisijungę, keli žmonės, nesijaudinkit, jūsų nemato, mato mūsų pagrindinį Gaspadorą, mūsų Robertą Urbanavičių. Paplokime mūsų Robertą. Aš labai atsiprašau, jisai nepristačiau, kad mūsų kunigas, mariologas Robertas Urbanavičius ir sveiki visi susirinkę, atvykę į mūsų Šiaulius, mūsų Rožinio kelio būstinę. Kaip sakoma, iš čia jau mūsų niekas neišims, kad mes jau esame įaugę ir mes su Regina gyvensim dar kokią 70 metų mažiausiai. Ir tai va, ir apie ką tai jau buvo mišios, mes iš tikrųjų labai gerai pasakė Robertas, kad mes esam, iš tikrųjų, kai susirenkam, pradedam nuo maldos, man visai kitaip jaučiasi, visai kitaip mes esam sujungti. Ir šiandien mes susirinkome, būtent spalis yra mergelės Marijos mėnuo. Ir tai yra pati geriausia proga ne tik, kad mums paaugti dvasiškai, bet iš tikrųjų apmastyti, kas tai yra per rožinio maldą. Ir pats svarbiausias dalykas, kaip dar daugiau maksimalizuoti gaunamas malonės, kaip dar labiau priartėti prie mūsų mergelės Marijos, kaip dar labiau atrasti dar daugiau mūsų viešpatį, kur dar jį galime rasti. Tai šiandienos mūsų seminaras ir bus pirmiausia praktinė, teorinė dalis.
mūsų mielas kunigas papasakos tam tikrus dalykus, kur aš nenoriu dabar atskleisti, kad, nenoriu daryti anonso, kad paskui nebūtų kaip tie spoileriai vadinami prieš filmą žiūrint. Na ir tada bus jau mūsų tokia mažytė diskusijų dalis į kelias grupelės, nes jūs susadinsime ir galėsime iš tikrųjų įsigerti tas žinias, o paskiau, kaip ir rožinio kelias nebūtų rožinio kelias, dėko, be kelio. Mes išeisime į gatves ir evangelizaciniu būdu melsimės mūsų mieliausiai rožinį ir pritaikysime tas galbūt žinias, vat keli einant ir galbūt užbaigsiu mintį taip. Kai kurie galvoja, ką mes šiandien vaikštom, kai kurie man atsako į akis, nelabai pritariu, kad jūs čia vaikščiat, kas čia per dalykas. O man viena moteris buvo pasakęs Kaune, sako, jeigu aš niekada nebūčiau išgirdus, kai kažkas eina ir meldžiasi, niekada nebūčiau atėjus ir į bažnyčią. Mes nežinom, kaip Dievas veikia, jisai veikia įvairiai, mums nereikėtų tylėti. Čia daugiau koks revoliucionierius, nereikėtų tylėti, reikia pulti, daryti ir daryti perversmus. Iš tikrųjų, darykime perversmus, bet darykime gerą perversmą, tai yra, kiek įmanoma daugiau sielų grąžinkime į mūsų viešpaties karalystę. Čia yra mūsų pagrindinė užduotis. Tai va, o dabar pasimkite, jeigu dar kažkas nepasiėmėt, sausiniukų arbatytės, kavytės ir lapelį jaunimo žodį. Labai gražiai, kad čia mūsų tokia kamerinė aplinka, tai tikrai jauskitės ne kaip moksliniam seminariui, bet kaip sakytume, bičiuliškam pasikalbėjime, tai tikrai, jeigu negirdėsit manęs, jeigu ką, tai sakykit garsiau arba galės atsistojęs kalbėti. Mes jums duosim mikrofoną, jeigu norit, galim dabar neduoti. Ar girdit? Dievas nedavė man didelio balso, tai jam garbė už viską. Bet tikrai pakanka kol kas. Tai turbūt pirmiausia, gal, kaip sako, kaip anekdotas, sako, kuo skiriasi katalikai nuo protestantų. Tai sako, protestantai viską pradeda malda, o katalikai pakalba, padaro, sako, oi, pasimelskim, padėkokim dabar. Ir gal pabūkim protestantai, padėkim malda. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Ateik šventoji dvasia, išminties, meilės, tvirtumo dvasia, į šį mūsų susirinkimą, į šį renginį, išliek gausių malonių, atverk mūsų širdis, ženk su mumis, ypatingai kai bus tas rožinio žygis, kad tikrai tu neštum šiam miestui, šiai vietai Kristaus karalystės džiaugsmą. Mergelė Marija, taikos karalienė, rožinio karalienė. Išmokyk mus klausyti Dievo žodžio ir įvykdyti. Amen. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Kadangi nežinau kokia auditorija, kaip sakant, tai nežinau tiksliai kaip kokiu kampu ką paruošti. Tai Justina šiek tiek davė užuominų, tai ačiū jam. Bet manau, bandysiu, kad būtų šiek tiek mišrainė, tai ir ne. Čia mūsų daugumoje visi gyvoje rožinio būrelių, bet kas yra iš Šiaulių ir Marijos legionas. Bet irgi kartu į gyvoje rožinį vakarą. Irgi gyvoje rožinį kalba. Kaip sako mūsų vyskupas, ne jūsų, bet mūsų Kauno Kęstutis Kėvalas, tai sako, jungtinės pajėgos. Čia yra jungtinės pajėgos. Rožinio kelias, Marijos regionas, Teresės namai. Jungtinės pajėgos. Tai tikrai bus, manau, bus tokia mišrainė ir istorinių žinių, ir pamaldumo žinių, ir praktikos, ir teorijos. Tikrai galite drąsiai kažką paklausti, ar kažką po to gal paklausti, ar per tai, jeigu kils klausimas, tikrai jauskimės laisvai. Kad ko norėčiau asmeniškai, pirmiausia pats pasidžiaugti, aišku, turbūt Justinai padėkoti, kad pakvietė, nes jau beveik 10 metų, kai Ukmergėje, panašiu laiku irgi vyksta toks, ten vyksta ne rožinio kelias, bet vyksta gyvojo rožinio kongresas. Kai aš buvau vikaras, mes ten su viena tokia irgi Regina, jos vardas ne Regina, bet tokia pati uoli kaip Regina. Sakom, reikia kažką, ne Jolė, tai yra, reikia kažką daryti.
burt žmonės maldai ir sugalvojom daryti gyvo rožinio kongresą. Tai yra spalio 1 ar 2 šeštadienį būna tas kongresas. Susirenka iš visų tų kaimų gyvo rožinio dalyviai. Irgi turime mišias, mokymą, agapę. Ir kaip tik šiuo metu dabar tas kongresas vyksta irgi Ukmergėje. Tai aišku mane kvietė, bet kaip sakant, Justinas mane išgelbėjo, kad reikia kažko naujo. Tai yra ne 10 metų ne toj pačioj erdvėj, su tais pačiais žmonėmis, bet tikrai išeit į kažką naujo. Tai tikrai dėkoju jums. Ačiū jums. Tikrai nauja patirtis ir man. Tai nebus tik, kaip sakant, atvažiavo pamokyti, bet esu kartu su jumis, kad pasimokyčiau irgi. Čia esu iš Šiluvos, visai netoli nuo Šiaulių. Tai yra švenčiausios mergelės Marijos šventovės, tai kaip jau ir turbūt įpareigoja galvoti apie Mariją ir kalbėti apie Mariją. Galbūt toks pradėsiu asmenišku tokiu, kaip sakant, pasidalinimu, ką man reiškia rožinis. Nes, kaip sako, kalbėti apie tai, ko nežinai, turbūt aišku galima, bet geriau kalbėti apie tai, ką žinai. Turbūt kaip ir daugumai jaunų žmonių, tos po sovietinio laiko kartos, pabaigos sovietmečio kartos, su rožiniu susipažinau pirmosios komunijos metu. Tai yra kaip tau paduoda škaplių ir paduoda rožinį. Ir nieks nepaaiškina, kas tas yra. Tu jos palaikai gražiai ir padedi į stalčių ir užmiršti. Bet noriu pasakyti, kad tai nėra blogai, kad paduoda, nes va dabar ir škaplius visada ant mano krūtinės ir visada rožinį turiu. Tai vis tiek apsuko ratą ir tie dalykai sugrįžta. Tai gal tikrai gerai kartais paduoti ir Dievas paskui suranda. Tai ilgai tas rožinis turbūt man, kadangi, sakau, šeima buvo nepraktikuojanti tikėjimo, kaip ir dauguma turbūt neprieštaraujanti tikėjimui, bet jo nepraktikuojanti, tai jokių ten rožinių nebuvo. Turbūt mačiau, kaip gal močiutė meldžias, bet tai kažkas nebuvo mano malda. Ką susidūriau turbūt su rožiniu ir su ta rožinio dvasia arba rožinio gale, kaip čia įvardinsi, tai turbūt kai studijų metais, dar prieš seminariją, tai studijavau menotyrą ir išvykau į Medžiugorję su viena grupė ir kurie jeigu buvot Medžiugorėje, turbūt žinot, kad ten yra kalbamos 3 rožinio dalys kiekvieną dieną, nesvarbu ar vasara, ar žiema, ar ruduo kalbama 3 rožinio dalys. Ir pabūti toj minioj, kur tikrai visų tautų, visų kalbų ir viso savo kalbo meldžiasi rožinį, tai tas tikrai įspūdingas jausmas. Turbūt per tai galbūt atėjo pamažu rožinis į mano maldos laiką. Turbūt, aišku, seminarijoje rožinis, kaip ir vienas iš privalomų dalykų. Kada ypatingai galbūt supratau, man visada tas, kai pabūni kažkokioj šventoje vietoje, tada lyg tai esi įpareigotas tos vietos šventumą propaguoti. Ir mergelė Marija, kuri Medžiugorėje apsireiškia, jos vienas iš tų kaip prašymų savo vaikam, tiem, kurie nori sekti tuo dvasingumu, tai yra kasdien sukalbėti 3 rožinio dalis. Kadangi tuo metu buvo 3 rožinio dalys, nes popiežius Jonas Paulius 2002 įvedė šviesos slėpinius. Taigi visada tas klausimas kirbėdavo, tarsi, ar tai įmanoma? Atrodytų, kam čia 3 dalys, tikrai neįmanoma. Galbūt mano pirmoji parapija Ukmergėj, kažkaip tada tas, tiesiog todėl, kad pabandė, nes paskui kiekvienais metais keliaudavau į Medžiugorję, toks Medžiugorės fanatas tapau. Tas savaime ten reikia pabandyti, argi negi taip sunku 3 rožinio dalis kasdien sukalbėti, pasimelisti. Ir turbūt Ukmergėj pradėjau bandyti ir pamačiau, kad visai įmanoma turi. Nes tai yra, jeigu sudėti vieną laiką, tai turbūt kiek išėtų 1,5 valandos. Nes jeigu pats vienas tik tai kalbi, aišku, per dieną išdalini,
Tai pamačiau, kad tai visai veikia ir visai tikrai yra labai puikia maldos priemonė, kuri mane patį ir, sakytum, ir sustiprina, ir nuramina, ir duoda tų įžvalgų naujų, tai tikrai tą pradėjau praktikuoti ir tada, kaip sakant, kai atsiranda priklausomybė, tada noris vis daugiau, tada kažkaip atėjo mintis, o juk yra ir 4 dalis, tai negi dabar išmesi. Tada sakau, reikia visas 4, visą rožinį. Tai va tikrai nuo kunigystės laiko tikrai stengiu, ne 100%, bet 90% tikrai stengiuosi kasdien sukalbėti visą rožinį, visas 4 dalis. Tai. Ir tikrai pamatai, kad tai visiškai ne kažkoks baisus dalykas. Aišku, gal šiaip kiekvieno vis kitokia situacija. Sakytume, gal man yra to daugiau laiko, bet tikrai, kai pamatai, kaip pradedi melstis rožinį, tikrai taip pamatai, kiek dar to laiko lieka ir kiek tu jo prašvaistai kur nors gal Instagramą pravartydamas ar Facebooką, ar taip bereikalingam pokalbį sėdėdamas, tai to laiko visada yra. Tai tikrai tą noriu pasakyti, kad rožinis man yra tikrai savas. Net ir adoracijos maldoj man kažkaip nesu iš tų, kurie mėgtų tą mąstymo maldą, kur sako, įsivaizduok ten tą, įsivaizduok aną, kaip čia tas, man tas visada atrodo kažkaip, kad čia tik tai mano vaizduotė tada veikia, o kai meldiesi rožinį, tu tarsi esi, bet ir nesi, tai yra, nereikia jungti to mąstymo kažko, tiesiog tada viešpats gali veikti tavyje. Tai tas man rožinis visada yra labai geras dalykas. Einant prie, ką pirmiausia, kai apie kažkokį dalyką kalbam, visada reikia turbūt ir, o ką tas terminas ar tas reiškia, nes turbūt ypatingai mūsų bažnyčioje daug tų visokių terminų, kurie žinom turbūt, ten adoracija, eucharistija, dar kažkas, bet juos visi vartojam, bet jeigu reikėtų paaiškinti, turbūt nelabai mokėtume. Tai vienas iš tų dalykų, kurie man patinka, tai vis tas susirasti tą žodžių prasme. Nes jeigu žinai žodžio prasme, kaip sakant, žinai žodį moki kelią. Tai rožinis iš lotiniškai yra rozarium. Rozariumas, galima sakyti, rimuojasi kaip herbariumas. Turbūt yra. Mintis tai yra rožių rinkinys, rožių vėrinys, sakytume. Tai yra rožių vainikėlis. Gimė iš tos tradicijos, kad buvo paprotys viduramžiais pinti rožių vainikus ir dėti ir vainikuoti Marijos statulas. Mes Lietuvoje to neturim papročio. Mes dėl to puošiam darželio gėlėmis, o kur nors Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje. Ir dabar yra, pavyzdžiui, gegužės mėnesį yra nupinama vainikas rožių ar kitų gėlių ir vainikuojama Marijos statula. Tai yra tas tarsi mūsų maldų, mūsų atsidavimo simbolis. Todėl ir yra tas rožinio vainikas. Ta bėda turbūt, kad mūsų lietuvių kalba labai sunkiai priima tuos, kaip sakyt, tikėjimo terminus, labai sunkiai kartais teisingai išversti. Turbūt ilgą laiką buvo tas skolinys iš lenkų kalbos, tai yra rožančius, rožanets. Aišku, kalbininkai ieškojo to lietuviško atitikmens ir tą padarė, ką mes vadinam rožinis. Bet viena iš tų bėdų turbūt yra, kad rožinis tai gali įsivaizduoti kaip spalva. Tai yra rožinės daiktas rožinės spalvos. Tai kaip, aišku, čia nėra bėda, kai žinai tą prasme, bet turbūt bet ar to teisingo žodžio reikėtų. Vieni, pavyzdžiui, siūlė rožinys, tai yra kaip rožinys, kaip vėrinys, nes pavyzdžiui, vokiškai yra Rosenkranz, tai yra rožių
karūnėlė, rožių vainikėlis. Tai turbūt čia dėl to tą sakau, ne tai, kad mes pakeisim pavadinimą, bet kad žinot, kad tai rožinis ne dėl to, kad rožinė spalva, ar kad iš rožių gaunama, bet yra rožių rinkinys, rožių vėrinys. Kai meldžiame Sveika Marija, kiekviena Sveika Marija yra rožė, kurią aš dovanoju Marijai. Nes pagal viduramžių simboliką rožė buvo gėlių karalienė, tai yra pati kilmingiausia, gražiausia gėlė. Ir rožė simbolizavo kartu mergelę Mariją. Tai va tas, kas gražiausia mūsų maldos, gražiausias gėlės Marijai. Kas turbūt kitas, istoriškai žiūrint, kas svarbu, kad pirmąjį 1000-metį mes rožinio neturim. Jeigu dabar reikėtų pavaizduoti kataliką, sakytume, duotume dirbtiniam intelektui pavaizduoti, kas yra katalikas, tai turbūt jį pavaizduotų šalia jo adoracija, monstrancija, eucharistija ir rankoje rožinis, nes tai tarsi mūsų atskiriamasis ženklas. Bet rožinis žinomas maždaug tik nuo 13, 14, 15 amžiaus, kada susiformavo. Tačiau tai nereiškia, kad ta pati praktika, tai yra žodinės kažkokios maldos kartojimas buvo labai senai bažnyčioje. Reikėtų sugrįžti prie dykumos tėvų, tai yra 3-4 amžius, kuomet žmonės bėgdavo nuo pasaulio ne virtualiai, bet konkrečiai į dykumą. Ir ten kūrėsi vienuolynai ir jie turėjo melstis kažką vienuoliai. Taigi buvo toks įprasta praktika kiekvienam vienuoliui kiekvieną dieną sukalbėti 150 psalmių. Ir jas nepaskaityti, kaip dabar atsivertę telefoną, bet ir atmintinai. Tai įsivaizduokit, 150 psalmių kiekvienas vienuolis mokėjo. Kiekvienas toks iš jūsų būtų dykumos tėvas, dykumos motina, taip savo mokėtų. Čia kaip telefono numeriai, ar ne? Taip. Įsivaizduojam, kokia buvo galinga žmonių atmintis. Kai kurie netgi Bibliją mokėjo visą. Tai mes čia su jais palyginus esame imbecilai, kaip sakam. Tai tas paprotys ir buvo tas, taip ir vadinasi, psalmynas. Psalmynas tiesiog ir aišku, kai visada, kai yra kažkokie influenceriai, jais norima sekti. Dabartinis jaunimas seka visokiais ten, tais tiktokeriais ar instagrameriais, tais laikais irgi buvo tas pats. Taigi žmonės, matydami tą vienuolių praktiką, sakė, tai čia turbūt labai gera praktika, reiktų ir mums, bet sako, tikrai neišmoksim 150 psalmių. Taigi bažnyčia palengvindama ir tarsi, kad duotų tą skanėstą žmonėms, sako, jūs kalbėkit 150 Tėve mūsų per dieną. Tai bus tas pats kaip 150 psalmių, 150 Tėve mūsų. Ir ilgainiui tas prigijo 150 Tėve mūsų, tačiau kiti, ypatingai Dominikonų ordinas, kuris šiaip ir laikomas Šventasis Dominikas, sakytume, laikomas ne rožinio išradėjų, bet to, kuris gavo rožinį. Nes bažnyčios tradicijoje yra, sakytume, tie sudėtingi reiškiniai dažnai supaprastinami į kažkokį vieną simbolinį gestą, kaip, pavyzdžiui, škaplerius, tai Marija įteikė škaplerių Simonui Stokui, taigi rožinį, pagal legendą Marija įteikė Dominikui. Sako, čia kaip pergalės, kaip malonės ženklas tau. Aišku, tas rožinis gimė ir vystėsi Dominikonų tradicijoje, taigi ta, sakytume, legenda yra teisinga. Taigi, pamažu, vietoj 150 Tėve mūsų atsirado paprotys, kad kalbėti 150 Sveika Marijų. Tai yra, net ir vadinosi Marijos psalmynas, tai yra tarsi, kalbėdamas 150 Sveika Marijų, aš
aš pagarbinu Dievo motiną. Kad būtų įdomiau dar sugalvota, o kodėl nesugalvojus kažkokių paslapčių, ką mąstyti, negi tik tai barbensi visą laiką. Taigi atsirado tada ir džiaugsmo slėpiniai, paslaptys, skausmo, garbės. Tai yra gryna evangelija, apmąstomoji evangelija. Ir kas turbūt yra rožinio stiprybė, tai yra rožinis, nėra tik tai pamaldi malda, bet tai yra evangelija, kurią neskaitau, bet kurią apmąstau. Nes ypatingai tuo viduramžių laiku, kaip žinot, skaityti mokėjo mažuma, taigi, kad liaudis gyventų evangeliją, jiems buvo du dalykai, sakytume, bažnyčios ištapytos paveikslais, visomis scenomis švento rašto, jeigu užsienį buvę matėt, kad dažniausiai būna visas Kristaus gyvenimas, ten Marijos gyvenimas, arba kalbėti rožinį, tai yra vis tiek visus Jėzus ir Marijos gyvenimo etapus apeini. Taigi rožinis yra evangelija žodžiu arba evangelija apmąstant. Ir turbūt, ką jeigu šito seminaro išsinešit, atsiminsit, tai tą atsiminti, kad tai yra evangelija, kurią apmąstau, evangelija, kurią meldžiuosi, evangelija, kurią galiu išgyventi. Taigi tas ne tik paskelbimas slėpinio, kad ten Jėzaus gimimas ar Jėzaus nukryžiavimo, bet stengiuosi kažką iš to išsinešti, išgyventi tą slėpinį, apmąstyti, kiek tas man leidžia rožinio kalbėjimas. Taigi, dėl to ir buvo tos 3 dalys ir buvo tas 150 sveika Marijų, nes jos apeliavo į psalmyną, kad tai yra Marijos psalmynas. Pats rožinis buvo, kaip bažnyčios malda, pripažinta gana vėlai, tai yra tik 16 amžiaus viduryje, tai yra popiežius Pijus V, kuris reformavo, buvo Tridento susirinkimas ir reformavo maldyną, reformavo mišiolą ir todėl buvo ir rožinis kaip malda nustatyta. Popiežiai atlaidus pritaikė rožinio kalbėjimui ir, sakykime, nuo to prasidėjo rožinio žygis arba tikrai rožinio kelias, kurį jūs kalbate. Tai kiekvienam katalikui tai yra tapo sava ir beveik privaloma malda. Kalbant apie rožinio įtaką, ar tokią rožinio regimą įtaką, kas turbūt yra svarbu, mums kaip tikintiesiems turbūt visada reikia tų konkrečių apčiuopiamų dalykų. Tai rožinis ne tik dvasiniam gyvenimui turi įtaką, bet jisai turi įtaką netgi, sakytume, istorijai ir politikai. Tai yra, kad tai, ką sudaro žmonės, nesuteks, viską sudaro žmonės, tai besimeldžiantis rožinis žmogus gali įtakoti daug ką kitaip. Tai turbūt tie labiausiai žinomi tokie įvykiai, tai pirmiausia yra turbūt girdėtas Lepanto mūšis, tai yra 1571. Čia, aišku, reiktų nusikelti istorijos jau pamokas, bet kas svarbu, kad 1453, tai yra žlunga krikščioniška Bizantijos imperija. Tai yra ten, kur dabar yra Turkija, kur yra visokia Serbija, Kroatija, visa kita, Balkanai. Ilgą laiką buvo krikščioniška Bizantijos imperija, tai yra rytų krikščionybė. Ir 1453 turkai užima Konstantinopolį, dabartinį Stambulą, ir baigėsi krikščionybė tame regione, sakytume, patiria pralaimėjimą ir patiria suspaudimą. Tai yra tie kraštai tampa turkiški ilgai, ir Balkanai,
ir netgi pati Graikija iki 19 amžiaus buvo turkų musulmonų valdžioje. Ir aišku, kaip kiekviena imperija, kuri pajunta pergalę, jinai nori plėstis toliau. Tai čia nebūtinai šiais laikais, bet visais laikais tai buvo. Taigi turkai bando to žengti dar toliau. Užima Maltą, užima Rodos salą ir tada jau nebe toliau Europą. Tai yra, iškyla pavojus krikščioniškai Europos tapatybė, jeigu, kaip sakant, šiuolaikinė kalba kalbant. Tai yra, kad jeigu kris Europą, tada islamas vėl bus Europoje, kaip ilgus amžius Ispanijoje. Ispanija buvo islamo pavergta. Taigi popiežius sušaukė tų katalikiškų šalių tarsi tokią lygą, tarsi dabartinį NATO atitikmenį ir sako, reikia kažką daryti, reikia tuos turkus sustabdyti. Ir įdomu tai, kad ne tik ginklai, sako, bet ir padaro tokį kaip ir vajų, kad kviečia viso pasaulio katalikus, sako, melskitės rožinį, kad viešpas mums padėtų, kad šita pergalė būtų Dievo pergalė. Ir 157 spalio 7 dieną prie Lepanto įvyksta jūrų mūšis. Tai yra, turkų laivynas buvo daug geriopai didesnis ir stipresnis už tą Europos susivienijusių sąjungą. Čia turbūt tas skaičius nėra svarbu, bet kad jėgos buvo nelygios, tikrai nebuvo jokių šansų tikrai laimėti. Ir pasikeitus vėjų tapus palankiam, nes kadangi viskas vyksta jūroje, tas labai svarbus stichija. Taigi tapus vėjų palankiam krikščionių laivynui ir jiem tai tą ženklą perskaičius kaip Dievo motinos įsikišimą, taigi įvyksta ta krikščionių pergalė. Galingesnis turkų osmanų laivynas yra sumušamas, jie nukariaujami ir ta, sakytume, Europą išgelbėjama. Ir popiežius šitą ženklą priima kaip Dievo motinos pergalės ženklą. Ir kitais metais įsteigė rožinio šventę, ką mes spalio 7 minim kiekvienais metais, tai yra rožinio Dievo motina. Tai yra, sakytume, tai, ką gali malda, ką gali daugelio malda. Turbūt žinome tą 9 amžiuje Lurdo apsireiškimą. Ten Marija irgi pasirodo su rožiniu, kalba rožinį. Žinom jos statulėlės, kur jinai su rožiniu. Tai yra, ten irgi jinai kviečia melskitės rožinį kaip ženklą, kaip ginklą prieš tamsą, prieš tą ateizmą. Fatimoje ir kitas svarbus apsireiškimas Marijos. Vėlgi Marija kviečia irgi tą patį kviečia melstis rožinį. Melskitės rožinį už taiką, kad pirmasis pasaulinis karas baigtųsi. Ypatingai nuo Fatimos turbūt tas rožinio ekspansija arba rožinio svarba ypatingai pažymėta, kad tai yra pati Dievo motina, pats, sakytume, dangus prašo, ragina melstis rožinį. Tai yra jūsų kaip krikščionių, kaip mano vaikų ginklas ir priemonė išmelsti tai, ko noriu. Tai yra taikos ar ramybės ar taikos pasauliui. Turbūt žinom Medžiugorję, jau minėjau Medžiugorję, ypatingai rožinis pabrėžiamas, tai yra, kad Dievo motina kviečia melstis 3 rožinio dalis kiekvieną dieną ir kaip jinai savo pranešimuose sako, kad malda gali sustabdyti netgi karus. Kas buvo įdomu, kai buvo tas žiaurus karas, kai Serbija, Kroatija kariavo 92-93 metai, kadangi Medžiugorė yra irgi tam regione, Medžiugorė liko nepaliesta
nei viena bomba, nei kažkokis nebuvo nesubombarduota, nei užpulta, tai irgi buvo priimtas kaip Dievo motinos apsaugos ženklas, tam, kuris meldžiasi, kuris pasitikė malda. Žinoma, esate turbūt girdėję tas Austrijos pavyzdys, kad po Antrojo pasaulinio karo, kai sovietų kariuomenė irgi ir Vokietijos dalį užėmė, tačiau užėmė ir Austrijos dalį ir kaip sakant, jie ten, aišku, turėjo būti laikinai, bet visai nepanoro eiti atgal. Jiems tai patiko turbūt Austrija graži, kad panoro pasilikti. Tai galėjo būti, kai buvo ta VDR, demokratinė, taip vadinama Vokietija, galėjo būti ir kažkokia sovietinė demokratinė Austrija. Ir tuomet tos 46 metais austrų vyskupai kvietė irgi tikinčiuosius kiekvieną vakarą irgi melstis rožinį, kad ta sovietų armija atsitrauktų, kad nereiktų čia vėl kažkokio karo. Ir tas įdomu, kad tikrai jinai atsitraukė, kas turbūt Stalinui nebūdinga atsitraukti. Taigi austrų katalikai tą visada prisimena vėlgi kaip rožinio ženklą, kad jų malda Viešpats išklausė ir padėjo. Iš dabartinių laikų turbūt vienas labiausiai žinomų tai yra Filipinų rožinio revoliucija. Tai čia Justinas kalbėjo apie revoliuciją, kad reikia revoliucijos, tai Filipinai tą padarė, kad tu kalbėjai. Tai yra irgi 90 ten kažkur 96, eilinė ten diktatūra, kaip visada tose Latino Amerikoje, ten tose būna Azijos šalyse, kad demokratija neprigyja. Taigi eilinė diktatūra, karinė diktatūra. Ir žmonės taip neapsikentė, kad sostinėje Maniloje išėjo 1 milijonas žmonių į gatves. Išėjo ne rėkaut, ne degint padangų, bet tiesiog išėjo su rožiniais ir meldėsi. Tiesiog tokia buvo akcija, kad taip nieko nedarom, tiesiog meldžiamės ir viskas, nei kažką ten. Tas diktatorius pasiuntė tankus, viską įdomu. Kareiviai lipa iš tankų ir jungiasi prie tų protestuotojų. Kartu su jais meldžiasi ir tiesiog jau nieko tada nebegalėjau padaryti. Turėjau pabėgti, pasitraukti ir taip per maldą buvo vykdyta taiki revoliucija, be jokio kraujo praliejimo. Tai vėlgi kiek gali bendra malda. Tai vienas iš turbūt rožinio jėgos, kad tai yra bendra malda. Dažnai priekaištas tų, kurie nekalba rožinio, kad sako, tai kokia čia nesąmoninga malda, kažkoks burtažodis, kartoji, sveika Marija, sveika Marija, sveika Marija, sveika, nes ne tu savo kažko įdedi, kažko, bet tame stiprybė, kad jeigu dabar kiekvienas galvotume savo maldą, tai aš kalbėčiau vienaip, jūs kalbėtumėt kitaip, trečias kitaip, bet tai būtų kiekvieno iš mūsų malda. O rožinis yra bendras tekstas, tai kas gali melstis ir 1 milijonas, ir 2 milijonai, jeigu čia mus Justinas sujungtų per kokį nors tinklą, turbūt melstis visas pasaulis. 10 milijonų katalikų gali melstis, kodėl negali? Viską gali. Tai nuo kiekio nes vis tiek tekstas tas pats ir tai yra stiprybė. Tai, kas meldžiamasi daug, kartu viena širdimi. Net moteriškės, kurios, pavyzdžiui, turbūt ar turit namuose, ar lankot kartais, kai Marijos legionas, kur sergančios negali paeiti, guli lovose. Marijos radija įsijungia 2 valandą yra rožinis. Ir jos įsijungia, tai yra jos savo dalį įneša. Jos savo kančias, savo skausmus jungia tą maldą. Tai yra tas rožinis yra kaip Facebookas, gali prisijungti visi ir tai yra didžiulė bendruomenė. Ir tik tas gerai, kad iš Facebooko jokios naudos apčiuopiamos, tai bent tik laiko praleidimas. O iš rožinio yra didžiulė nauda, nes tu meldiesi savo intenciją ar kitų intenciją, kažkas tuo metu meldžiasi galbūt už tave ir tai
kaip cirkuliacija kūno ten kraujas, kaip cirkuliuoja, tai taip ir malonė per visus cirkuliuoja. Tai yra tikrai, kad kuo jos žavesys, rožinio žavesys yra tai, kad ta malda yra paprasta, nes Dievas veikia per paprastumą. Dažnai kai būna, ar mūsų vyskupai kartais patvirtina kokias maldas, ar Vatikanas, ypatingai kokiais ten progom įvairiom, tai atsiunčia tokius lapus, kur taip įmantriai parašyta, įmantrų žodžiai, ir tu meldiesi ir nesupranti nei ką meldiesi, ir tavęs nepaliečia. O čia tikrai ta malda, kurią gali kalbėti turbūt jau, nežinau, 4-5 metų vaikas, jeigu protingas, jau gali atsiminti Sveika Marija ir gali kalbėti tol, kol tau dar smegenys yra galvoj, tai ir 100 kelių metų, tai tikrai tai tame paprastume yra jėga, nes tai yra net ir psichologai yra nustatę, kad pavyzdžiui kartojimas tai yra kažkokių ar žodžių, ar darbų darimas tokių pačių yra tai, kas nuramina žmogaus prigimtį. Net ir sako, vaikas, būdamas ant motinos kelių, visada kažką ten gugena, kartoja, kad mama, papa, ta. Tai yra kartojimas nuramina, tai kai mes meldžiamės rožinį, mes esame ant Marijos kelių, nes tai yra tiesiog meldžiamės jai, meldžiamės su ja. Ir tas, kas dar yra gražiausia, turbūt stipriausia rožinio maldoje, tai mus išvaduoja iš egoizmo, tai yra iš noro galvoti tik apie save, čia mano reikalai, mano prašymai, mano čia kiemas, mano ligos, mano ten šeima. Rožinio maldoje aš meldžiuosi visų intencijom ir visi meldžiasi mano intencijom, tai yra už taiką, už ligonius, net gali neįvardinti, netgi paprasčiausiai gali įvardinti, mergelė Marija, meldžiuosi tavo nekalčiausios širdies intenciją, arba tavo kaip taikos karalienės intenciją, arba meldžiuosi popiežiaus intenciją. Tai reiškia, aš esu kažkieno dalis, ne vienas pats savo ūglys kažkur kelmas, bet esu miško dalis, ir tai vėlgi yra rožinio stiprybė. Ir mes čia susirinkę, ir kai meldžiamės, ir kai eisit tą rožinį, tai nebus vien tik tai jūsų veiksmas, kur jūs čia atliekat, bet bus visos bažnyčios veiksmas, nes šiuo metu kiek pasaulio žmonių meldžiasi rožinį. Tai ir mes meldžiamės kartu, tai yra didžiulis tinklas, ir kažkuris popiežius, dabar bijau sumeluot, Pijus XI, man atrodo, yra labai gražiai taip pasakė, sako, duokit man 1 milijoną žmonių kalbančių rožinį ir aš nukariausiu visą pasaulį. Tai yra tikrai, jeigu žmonės daugiau melstusi, tai yra tikrai tos šviesos būtų daugiau, ne tai, kad piktintųsi, ten skųstų, protestuotų, ten ieškotų priešų, bet tikrai tiesiog melstis už tą situaciją, kuri nesisprendžia, kuri ten blogai yra kažkas, kad tu Viešpatie ateik į šitą situaciją, tu parodyk, ką daryti, įkvėpk taikos dvasią, padėk sustabdyk tos, kas vykdo blogį. Tikrai mes tos stebuklus regėtume. Bet aišku, kad juos regėti, pirmiausia, reikia turbūt patikėti, kad Dievas veikia ir kad tie stebuklai vyksta. Ne kad čia mes tik tai taip kažką kalbam, kažką darom, bet kad tikrai, kai aš meldžiuosi, tikrai Dievas veikia. Man čia pabaigai jau turbūt labai patinka tas, kas man pačiam patinka, tas vaizdinys, kad malda, ypatingai rožinio malda, bet kuri malda tai yra tas laikas, kada Dievas gali eiti į pasaulį. Tai yra, kiekvienas iš mūsų esame durys. Ir Dievas galėtų, aišku, jam, sakytume, mūsų nereikia, jis galėtų čia viską sutvarkyti per sekundę, bet taip jisai nedaro. Turbūt turi savo planą ir jisai nori veikti per mus.
jam visada reikia, ką šventasis raštas ir visa bažnyčios tradicija liūdė, kad jam reikia žmogaus, per kuris galėtų veikti. Taigi mes esame, kiekvienas žmogus esame durys. Ir kai meldžiamės, mes Dievo atidarome duris, sakom, tu ateik į šį pasaulį, ateik į mano situaciją, ateik į mano gyvenimą. Bet jeigu aš nesimeldžiu, kaipgi Dievas įeis, jisai nėra plėšikas, kuris, kaip sakant, išspiria duris ar per langą įlenda, bet jisai laukia, tai yra, čia gali už durų stovėti prezidentas, bet jeigu mes jo neįleisim, tai jisai ir neįeis. Tai Dievas irgi stovi už mūsų širdžių durų. Mums tai reikia maldoj melstis ir tiesiog, va, Dieve, ateik į tą situaciją, ateik į ten ir Dieve padėk, nebijot pasakyti Dieve padėk. Nes dažnai žmonės kenčia, kažkas nesiseka, bet vis tiek sako, aš pats viską savo padarysiu, aš čia dar labiau sugadina viską vis tiek užsispyrusiai. Bet tai tiesiog sakė, Dieve ateik, Dieve padėk, Dieve parodyk, ką man daryti. Vėlgi turbūt reikia kas protingai supras, kad malda nereiškia, kad aš atsisėdęs melsiuosi, o Dievas darys, bet tai yra, kad Dieve duok man išminties ir supratimo, kaip teisingai sutvarkyti tą situaciją. Tai yra, kaip teisingai pasirinkti, kad ją nepablogint, bet kad sutvarkytai. Tai jūs tikrai turite tą maldos dovaną ir tikrai tai yra didžiausia turbūt dovana. Melstis ir nebijoti melstis. Ir rožinis tai yra ta malda, kuri mums labai padeda. Tai yra, ką sakiau apie tą vainikį. Per pamokslą apie tą virvelę ir karoliukus. Galima sakyti, mes irgi čia kiekvienas esam karoliukai, malda mus suriša. Galiausiai, kas man irgi labai kalba apie rožinį, mūsų gyvenimas sudarytas iš daugybės įvykių. Tai yra geri, blogi įvykiai, monotoniški įvykiai, tai yra tarsi tie karoliukai. Ir jeigu aš juos suveriu ant maldos, aš turiu savo gražų gyvenimo rožinį, kurį, kaip sakant, nunešiu, galima taip sakyti, simboliškai atiduosiu Dievui į rankas. Tai yra mano gyvenimas, jeigu suvertas ant maldos, tai ir tie sunkumai, kurių neišvengsime, ir kažkokios bėdos tampa įausta į Dievo gyvenimą. Ir tai visai turi kitą prasme. Tuomet tuose varguose atrandu prasme. Taigi tikrai nebijokime melstis ir nebijokime pasitikėti Dievu. Tai amen. Dar palaukite. Klausimų gal turi kažką vis tiek. Klausimų atsakymų sesija dabar. Gal kažkas turi paklausti kažkokį? Kas nebijo. Kad labai daug naujų dalykų atrodo. Užtat man tai labai įdomiai, kad tai va ir vadina slėpiniai. Atrodo, tiek jau mes daug žinom, bet tiek daug dabar sužinojom. Tai va, ir kad visą laiką kažką tai sužinai, tai neįsėmėmi slėpiniai. Neįsėmėmi, tai va tokia malonė iš tikrųjų labai didelė. Man tai labai palėtė, kad mes esam tie karoliukai, va, o būtinai reikia tos virvelės. Reikia atsinešti tikrą virvelę, Būtų įdomu, mes turim būtinai tikrai niekada nesusimastydavau. Taip, palaukit, pralygintuo paimsi. Tikrai, kaip įdomiai. Mes dabar čia sėdim visi tokie karoliukai, žinai, o jo rožinis jau yra ta virvelė, kuris suriša. Žinokit, aš priartinsiu, nes mane irgi labai, bet iš tikrųjų tokia gili mintis. Mes kiekvienas meldžiamės, bet malda mus suriša. Ir nueina tik kartu, bet kuo mūsų daugiau, tuo stipriau. Aš irgi pritariu tą, todėl kad sutikau moterį priešais mane. Mes meldžiamės mergelės bažnyčioje dažniausiai rytais. Kurį laiką negalėjau, nedalyvavau. Ir moteris išgirdo, kad mirė moteris, kuri meldžiasi. Tai pagalvoju, kad aš.
Ir dabar pamačius, sako, aš noriu ką pasakyti, aš taip meldžiaus, galvoju, dvi nebesusitinkam, nu ar ne Dievas suvedė. Va, pasižiūrėkite. Aš turiu vat vieną klausimą. Kadangi vis tiek šitas seminaras yra toksai, kur jūs, aišku, labai papasakoti ir apie istoriją ir labai gilios temos, o kaip mums, kai mes meldžiamės, kaip mums šį mėnesį praktikuoti, kad tai būtų sąmoninga? Yra kažkokie metodai, arba į ką galėtume kreipdėmėsi, kad ta malda nebūtų tik kartojamas ir kaip Žemaitijai žirnių į sieną mėtymas. Čia labai ačiū. Geras klausimas, nes ten, turbūt jo visada turbūt svarbu praktika. Tai turbūt ką bažnyčia ir ką ypatingai Jonas Paulius II, rekomenduočiau galbūt spalį susirasti jo, gal Justinas padės susirasti jo tą laišką, kur apie rožinį, rozarium, bet matau, kad Mergelės Marijos rožinis ir vadinasi. Pauliaus II. Pauliaus II, taip jisai 2002 buvo išleidęs, tai ten jisai labai gražiai prašo apie rožinį, apie kas yra rožinis ir kaip kalbėti rožinį, nes, sakau, čia šitą seminarą nesutalpinsi, nes rožinis yra, sako labai gražiai, tai yra Marijos mokykla, nes kaip Evangelija rašo, jog Marija dėmėjosi visus šitos įvykius ir svarstė jo savo širdyje. Tai yra Marija, ką matė, jinai praleido su Jėzum 30 metų, tai ką išgirdo iš Jėzaus, ką matė, jinai apmastė savo širdyje. Taigi kalbėdami rožinį mes, kaip ir Marija, apmastėme tos slėpinius. Tai yra, turbūt rožinio svarbiausia dalis yra apmastyti, pavyzdžiui, ten gimimas, tada kažkiek apmastyti, o ką tas reiškia. Tam Jėzus gimė, tiesiog Jėzau, tu gimei skurde, padėk man būti jautresniam vargšam, arba kad ten Juozapas pagarbino pirmasis viešpatį gimusį, padėk ir man garbinti tave, Jėzau, Eucharistijoje, pavyzdžiui. Kiekvienas galim prisigalvoti pagal savo supratimo lygį. Net ir yra ta nustatyta, pavyzdžiui, netgi galima knygutę kokią įsigyti, kad tiesiog, kai turiu laiko, pavyzdžiui, nes, aišku, jeigu, vėlgi, rožinis yra ta malda, kurią galima visur kalbėti, ir kelyje, ir mašinoje, ir einant, ir net ir miegant, kaip sako, žinot, tą net. Jeigu užmiegi su karaliukais, teležinok nepaleidi, žinot. Sako, angelai, tada angelai sukalba. Būn kartais. Aš tada jau žinau, ką pervargus esu. Jau viskas gerai, žinau. Prabundi ir vėl pabaigi. Televizija šiandien. Žmogus su rošančiu kalbėjo vakare, rytas ir buvim su rošančiu rošančiu. Geriausia mėgdama tabletė yra pasimkro. Jeigu neužmiegi, pasimkroši. Tai va, bet jeigu nori gražinu, kaip sakant, turi laisvo laiko, pažiūrėjau, kaip čia sėdi namie, ar sėdit maldos grupelį, tada aišku reikia galima pasimti knygutė, būna parašyta, paskelbė slėpinį, pavyzdžiui, Jėzaus gimimas, tada paskaitai švento rašto ištrauką, ten kokią nors, tada gali paskelbti intenciją, pavyzdžiui, kad šitą slėpinį kalbame už, nežinau, už tas moteris, kurios dabar laukiasi vaikelių, bet jo nenori, pavyzdžiui. Galiu paskelbti tokį slėpinį ir tada vėl pasimeldžiu. Tai yra, visada stengtis aktualinti. Labai gražu turbūt ir intencijas, tikrai nebijot turėti intencijų, pavyzdžiui, ten meldžiuosi už kažkokį, pamačiau gal kažkokį girtą kaimyną ar dar kažką, ar kažkokią žinią sužinojau, tiesiog ir šitą slėpinį, šitą dalį aukoju už tą. Arba galima kaip paprasčiausiai, jeigu tingim daryti kaip aš, tai sakau, kad tavo Marija intencija, nes tu geriau žinai, kaip tai yra tas demonforto pamaldumo būdas, kad viską atiduok į Marijos rankas, jinai žino geriau, jinai pasirūpins. Tai va tas turbūt taip, visada kiekvienoj maldos svarbus sąmoningumas, ir turbūt šitame rožinyje irgi svarbus sąmoningumas. Ir nebijot tikrai, ypatingai keliese jį kalbėti, nes aišku galima kalbėti vienam, bet kalbant keliese vėlgi, kaip mišių pabaigoje sakiau, yra kai meldžiamės kartu griaunamos šėtono pajėgos, tai rožinį meldžiantis kartu, ar Marijos legionė, ar spalį prieš mišias, ar po mišių ypatingai,
tikrai susiburt, nebijot, net jeigu, pavyzdžiui, nėra toj parapijoje, net galbūt susiburt keliem ir nueit pas kleboną, kad va mes norim ar prieš mišias, ar po mišių kalbėti rožinį. Tikrai, manau, ne vienas klebonas nedraus, kuris. Tai va tikrai, tai yra ta malda, kurią galima tikrai sąmoningai melstis ir nebijoti įjungti į visus pasaulio reikalus. Tai tas turbūt ir... Bet jūs, va, kaip vis tiek tris dalis kiekvieną dieną, tai čia yra labai didelis, sakyčiau, ne kiekvienas žmogus tą daro. Ai, 4 jau, atsiprašau. 4 dabar yra. Tai dabar kaip 4 meldžiatės ir va, žinot, kas labai įdomu, vis tiek jūs jau kai meldžiatės, galbūt yra paslaptis, pirmiausia, kaip tą melstis, kad mes visi galėtume. Ir antras, ką atradote besimelsdamas, kad vat, ko mes nepastebim visi, tarkime, besimelsdami, kaip vat, mum įeiti, gal yra kažkoks vienas metodžiukas, kur jis sugrąžina tave ir kad tu tikrai būni sąmoningas. O tai 2 klausimai, tai pirmas, kaip jo. Tai turbūt vėlgi, ką turėčiau pirmiausia pasakyti, kad kiekvienas žmogus, kaip labai gražiai popiežiaus Benedikto klausė, žurnalistas sako, kiek yra kelių pas Jėzų Kristų, sako, tiek, kiek yra žmonių. Tai, mes kiekvienas žmogus esame skirtingas kelias, tai ir manau, kad ir tam maldingumui turbūt turi būti prie kiekvieno skirtingai. Tai vienam gal sakytume, ir visas rožinis būtų per daug. Galima kalbėti, kaip yra gyvojo rožinio, ta viena dalelė. Kas man, dėl ko man lengva, tai ne dėl to, kad esu nevedęs ir kad kaime esu ir mažai, turiu daug laisvo laiko, nereikia daržų ar vaikų prižiūrėti ar dirbti, bet turbūt, kaip ką trumpai minėjau, kad man mąstomoji malda, ką, pavyzdžiui, jesuitai siūlo, ta mąstomoji malda, man yra labai sunku. Yra sunku įsivaizduoti, kad va, čia, kaip sakykime, kaip Ignacas Lojola sako, kad įsivaizduok Jėzaus gimimą, kur tu ten esi. Kai mūsų seminarija tardydavo, kad ten, va, mąstyk, įsivaizduok dabar, kur tu čia prakartėlė stovi ar tam kampe, kaip čia šienas kvepia, ką Jėzus. Čia yra toks maldos būdas. Jesuitai taip daro, jie įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, ten plaukia su Jėzum valtim ir ką Jėzus tau pasakytų, pavyzdžiui. Tai yra legalus geras būdas. Bet, sakau, manęs tai net, man yra labiau tas toks, karmelitiškas, sakytume, kad kaip tik išjungta vaizduotė viską, kad vaizdiniais neužstatyk Dievo, neįpareigok Dievo. Bet čia, sakau, kita tema. Tai man rožinis yra gerai tuo, kad yra tie slėpiniai ir tu neturi tarsi sėdėti ir galvos, sveika Marija malonės pilnoji ten. Man labai tas vaizdinys, kad tai yra valtis, valtis plaukia upe, tu to valtį guli ir sakytume, ten kažkas ir, sakykime, Marija ir kluoja, tau nereikia ir kluot, bet tiesiog kalbi sveika Marija ir tai tave tiesiog neša. Tai man ta malda yra kaip atsipalaidavimo būdas. Tai yra, aš čia, sakytume, pasimeldžiu, bet ir kartu ir atsipalaiduoju, nes taip sėdėti, galvoti, ten kažkokius mąstymus daryti, man tas atrodo per daug. Tiesiog turbūt tas tinka man. Ir kaip aš darau, tai kadangi vėl kita tema, galbūt kada nors kitam kartui, tai yra dar tas de Monforto dvasingumas, jeigu esat girdėti, yra, kad totus, kad viskas atėsim per Mariją, taip yra pas Jėzų per Mariją, tai yra, kad sako, dažnai žmonės taip labai sako, kad būtinai už tą turiu pasimelsti, būtinai už tą, būtinai Dievui turiu pasakyti. O sako, tiesiog atiduok Marijai, jinai žino, ko labiausiai reikia, ar sveikatos Petrutė, ar anuprui ten proto, ar pasaulio taikos, taigi tu tik melskis ir atiduok tai. Tai man tas, turbūt aš
kaip sakiau, tingiai pasakau, va, sakau, Dievo, šiandien tą rožinius aukoju tavo intensyvus, Marija. Aišku, dabar kas šiuo metu, kas tokia nauja atsirado mano toj praktikoje, kad kažkaip atsirado, kad paskirsti, tai yra, kad vieną, ypač su Leono išrinkimu, kad kažkaip pajutau tai įsipareigojimą, kad tikrai vieną rožinį už popiežių melstis, tada paskui pajutau įsipareigojimą, kad reikia melstis už parapiją ir už kleboną. Tai yra santykių su klebonu ir už tą parapiją, kurioje esu. Tai vieną rožinį skiriu tada už parapiją ir kleboną. Tada yra, kad melstis už kunigus, tai yra, vėlgi, kad vieną rožinį turiu skirti už kunigus, tai yra už save kaip kunigą ir už savo brolius kunigus. Ne tai, kad juos ten teisti ar sakyti, kad jūs čia ten tas geria, tas suboba, tas ten toks bankininkas, bet kad tu melstis, kad Viešpatie duok mums visiems atsilaikyti. Ir tada kitas rožinis tarsi Marijos intencija. Turbūt ką į tą antrą dalį, ką svarbu pažymėti, tai kas man padeda, tai yra, kad vis tiek prie slėpinio turi būti kažkas, tai yra, pavyzdžiui, Jėzaus krikštas, tada vis tiek kažką bandau, ar bent sakinį paprašyti kažko, ar pamastyti tiesiog, kad va Viešpatie atnaujink krikšto malonę, ar dar kažką, kad, vis tiek bandyti save įjungti tą dalyką. Elektra dingo. Tai va, dingo elektra, matot, tiek prikalbėjom. Čia ženklas baigti. Nežinosiu dabar čia galbūt, gal kažkas dar turi kokį klausimą? Turiu aš klausimėlį, man be galo smagu jūsų klausyti, tikrai aš jūsų daug išgirsti, bet man yra toks prieštaravimas. Vat ir jūs dabar pasakojat ir 150 Tėve mūsų, paskui 150 Sveika Marija. Ir visas 150 sieja su tomis trijomis rožinio dalimis, kurios ir eina turbūt per Seną testamentą ir, sakykime, per Naują. Ir kaip jums va tas atsiradęs ta ketvirtoji dalis? Man va toks prieštaravimas, žinokit, aš ją ir priimu ir vėl noriu atmesti, bet man jinai kažkaip atrodo ne kontekste. Tiesiog, vat norėčiau jūsų nuomonės. Pats mėlyniausias slėpinys yra šviesos slėpiniai. Tai turbūt, kaip atsirado tos šviesos dalys, tai pirmiausia, buvo toks, kadangi kaip sakiau, rožinis yra Evangelija maldoje, Evangelija žodžiais ir buvo pastebėta turbūt tie, kurie meldėsi ar iš aukštesnių sluoksnių, kad tarsi gaunasi plyšys. Jėzų paliekame šventykloje atrasta ir paskui staiga sutinkam jau besimeldžiantį alyvų sodą. O tas tarpas tarsi nieko jame nėra. Tai buvo tas Maltoje vienas kunigas, Prek atrodo pavardė, šventuoju paskelbtas, kad jisai pradėjo platinti šviesos slėpinius, tai yra užpildyti tą tarpą. Tai yra, kad jeigu apie Kristaus gyvenimą apmąstume, kad apmąstyti visą, nes tą įjungti viešąją veiklą. Tai 2002 popiežius tą šitą dalį įvedė ir aišku, tas labai graži simbolika žlugo tų 150 psalmių. Nes tada dabar yra 200. Bet šita dalis, jinai yra padaryta kaip, tai yra kaip, nėra sakytume taip, privaloma. Jinai kalbame ketvirtadienis, bet tikrai galima, pavyzdžiui, tik ketvirtadienį galima ir kalbėti, jau kitom dienom tikrai daugiau tos 3. Nes ir Medžiugorje yra kalbama tik 3 dalys. Žinokit, jau dabar pradėjom 4. Jo. Aš rytą pagalvoju, vis tiek jau popiežiaus jau palaiminta, pašventinta. Bet tas turbūt nieko nebus, jeigu jos nekalbėsi, bet yra ir jau balsas baigės, tai paliūdyti rožinio, kad stipriausia. Šventojo tėvo Pijaus yra rožinis.
Bet jis ir sunkokas jau daugiau laiko tėva. Ir kaip nors daugiau laiko yra labai, gal pas mus neatskiria, nėra atskiriama du terminai, labai, anglakalbiai labai gražiai atskiria, tai yra rosary ir chaplet, tai yra rožinis ir vainikėlis, nes tų ar tėvo Pijaus yra, Švento Juozapo taip pat yra, šventom. Tai yra labai daugybė rožinių sukurta, tokių, tai jos galima irgi kalbėti, bet šitas rožinis, sakytume, yra labiausiai popiežių palaiminta ir patvirtinta malda, bet tikrai yra ir švento, kaip sakau, Švento Juozapo ir Marijos džiaugsmų rožinis ir visi kiti rožiniai, tai yra, jos tikrai galima kalbėti. Ir liuteronai irgi rožiniai. Skausmuojat, kad liuteronai Evangelijos rožinis, tai. Bet tik Tėve mūsų rožiniai. Va čia tą senąjį variantą. Jie mergelės nesako Sveika Marija. 150. 150 Tėve mūsų jie varo. Bet ne visi be abejo. Ne visi tokie uolūs. O ką tu norėjai? Aš tiesiog norėjau paliūdyti, kad rožinis yra tikrai labai stiprus ginklas. Mano mamytė buvo Sibirė ir sako, mes visi sveiki ir stiprus grįžom, kad kiekvieną vakarą kalbėjom rožinį. Iš Sibirijos, sako, visi grįžom. Tai, ir dar irgi gulėjom ligoninį ir man toks vaizdinys Lenkė po operacijos pagyvenusi, gal 70 metų, nepaisant visko ir po narkozės prisėdusi rytą ir vakarą, vis tiek ir va tie tokie pavyzdžiai, ko gero labiausiai, kaip sakant, palieka širdį ir auga. Ir tai man irgi tas įstrigo, kad tėveliai irgi kalbėjo tą rožinį, dabar mes irgi šeimoje stengiamės vakare, aišku, su tais vaikais susunkiau, bet ačiū Jums labai, kad Marija atsiuntė Jūs čia, mums irgi sustiprinti mus. Tikrai. Ir žinot, kas yra, ir ar duosit kažkokią paskutinę mintį, va tokią, kur ką galėtų kiekvienas galbūt išsinešti ir apmastyti namie, galbūt naujai pažvelgti rožinį, į maldingumą. Turbūt, kas man padeda ir ką tikrai, kaip sako Justinas, paskutinę mintį, tai suprast, turbūt visada savo primint, kad aš nekalbu maldą į orą, bet yra kaip dabar prieš save jūs matau, ar jūs mane matot, tai įsivaizduot, kad prieš mane yra asmuo, tai yra, jeigu meldžiuosi Marijai, tai prieš mane sėdi Marija ir mane mato, tai yra, kad jinai, tikrai meldžiuosi jai, meldžiuosi motinai, kuri mane myli, ir jinai tuo metu jinai meldžiasi už mane. Yra abipusis ryšys. Nėra tai, kad savo kalbu kažkur, o ten Dievas labai aukštai, debesėlio, kol ta malda nuskris, tai praeis laiko, bet kad čia ir dabar čia viešpats sėdima, mergelė Marija, girdi mane ir aš su ją kalbu, jinai kalba su manimi. Tai tikrai tada viskas kitaip, viskas gyviau, nėra tik burtažodis. Tai ačiū. Ačiū Jums. Ir dabar sveikinam, palaukit. Yra praktinė dalis. Aš sakiau, kad ir bus praktinė, kad mes ne tik ateinam pasiklausyti, bet ir trumpai. Bus diskusijų mini grupelės po 4, galėsite iš karto susirikiuoti. Bus 3 klausimai. Tai va iš karto, kas klausosi, jeigu klausosi, tai kuris šio seminaro teiginys labiausiai palietė tavo širdį, kodėl, galite iš anksto jau mąstyti. Kaip rožinis galėtų pakeisti tavo kasdienybę nuo šiandien. Ir 3, kokia yra tavo didžiausia kova dabar, kuriai rožinis galėtų būti dvasiniu ginklu. Be abejo, jeigu kažką taip labai intimaus nenori dalintis, tai čia jų kiekvienam savo. Tai viskas, mėlyjei, dabar prašome tada jūs 4. Ir va jūs 4. Na, o jūs 2. Mes tikriausiai jau. O jūs išeit 2 vyrai. Tai dar pakartokit tuos klausimus, žinai, kaip mums dar nedainti. Tokį dar prieš išeinant. Aš atsiprašysiu labai, bet parapija dar laukia. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ir mes begalinį ačiū. Žiūrėkite, kad galėtume atsidėkoti Jums. Ar žinot,
aš tik sakiau, kiekvienas, kuris ateis šitą stebuklingą vidinio išgydymo rožinio knygą, tik tiesiai išspaustas, net kvepia. Tai labai dėkoju, Robertai, tikrai, kad atėjot. Žinokit, aš tikrai ieškau kunigų ir tikrai mariologų ir aš žinojau, ir aš sakau, man čia buvo keli variantai iš tikrųjų, buvo net galėjom rinktis. Ir aš sakau dabar, aš ieškau, žinot ką, kuris galėtų, žinot, ne tik, kad ateina belenką pašneka, ačiū viso gero, bet kad mes kažką galėtume išsinešti. Nes kam daryti tą rožinio seminarą, jeigu tu tiesiog kažko naujo, dvasiškai auginančių neįsineši. Tai man atrodo, kad Robertai jūs ir davėt to, ko mes ir ieškojom. Tai ačiū Jums. Rožinio malda vidiniam išgydymui Dwight Longenecker. Vienuolis parašė. Tai ačiū Jums. Lauksim Šiluvoj dabar. Labai atsiprašau. Aš žinau, kad čia yra šurmas ir jūsų grupelės, kur buvo. Visada vieno žmogaus. Prašau persiskit pasiesti. O jūs patogu ateikit visėskite. Ir klausimai. Duodame 10 minučių, nes mes, kaip sakoma, o su visais, kurie stebėjote, labai ačiū Jums. Spręskite tos klausimus kartu, galbūt yra kažkur šalia žmonės ir tikrai rimtai apmąstykite rožinio galę jūsų gyvenime. Labai dėkoju Jums ir telaiminu Jūs Viešpats ir saugo mergelę Mariją. Dar kartą paskaitykit, kuris šio seminaro teiginys labiausiai palietė tą viešą.